Sveiki, mėly žiūrovai! Šių metų spalio 29-30 dienomis Vilniuje, Siemens arenoje, vyks visai Lietuvai reikšmingas krikščioniškas renginys – Evangelijos skelbimo šventė, pavadinta Vilties festivaliu. Festivalį rengė Billy Grahamo evangelistinė asociacija kartu su 200 mūsų šalies evangelinių bendruomenių. Artimiausiose Kertinio akmens laidose mes jūs artimiau supažindinsime su Billy Grahamo evangelistinė asociacija ir su jos tarnystėmis. Billy Grahamo evangelistinė asociacija buvo įkurta 1950 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, bene žymiausio 20-ojo amžiaus evangelisto Billy Grahamo. Amerikoje jis yra laikomas vienu didžiausių ir labiausiai gerbiamų religinių autoritetų, dvasiniais klausimais, konsultavęs ne vieną JAV prezidentą ir sakęs pamokslus bei meldęsis per jų inauguracijas. Tokie evangelizaciniai renginiai vadinami Vilties festivaliais, nes jų tikslas – pasidalinti istorinėmis krikščioniškomis vertybėmis grįsta vilties žinia su skirtingų tautybių žmonėmis, vykdant didįjį Jėzaus Kristaus paliepimą. Na, o šioje laidoje plačiau papasakosime apie Billy Grahamo evangelistinę asociaciją, kuriai pernai sukako 60 metų. Ir apie panašų renginį jaunimui vykusį Kanadoje. Sveiki, aš esu Franklinas Grahamas. Mes esame Rock the River renginyje, Vancouveryje, Kanadoje. Šiandien mūsų laukia tikrai puikia diena. Nors lyja, tačiau žmonės gausiai susirinko ir mes trokštame, kad daugelis iš jų būtų išgelbėti. Prieš tai, kai jums parodysime, kas vyksta šio festivalio metu, norėčiau papasakoti, ką Billy Grahamo evangelistinė asociacija nuveikė per 60 savo gyvavimo metų. Mano tėvas visada norėjo vykti bet kur, bet kada, kad tik galėtų skelbti evangeliją ir mes tai darome iki šiol. 1950 rugsėjo 17 keletas jaunų vyrų įkūrė naują organizaciją. Jie nenutuokė, kad ji veiks visame pasaulyje. Ji tapo Billy Grahamo evangelistinė asociacija. Tai įvyko prieš 60 metų. Kalba Cliffas Barrowsas. Šlovė Dievui. Iki pat šios dienos nė karto nesuabejojau, kad kaip tik šiam darbui Dievas mus pašaukė ir kad mes esame didžiausio tarnavimo pasaulyje partneriai. Pirmoji tiesioginė nacionalinė radijo laida 1950-ieji Atlantos valstija. Billy Grahamo evangelistinė asociacija pradėjo pirmąją radijo laidą šalies mastu. Didėjant klausytojų skaičiui atsivėrė durys plačiau skelbti evangeliją. Kalba Willis Grahamas, Billy Grahamo anūkas. Billy Grahamo evangelistinė asociacija naudojo visas komunikacijos priemonės, kad skelbtų žmonėms, jog Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus už kiekvieną žmogų. Pirmoji tiesioginė nacionalinė televizijos laida. Mano tėvas tikrai buvo įkvėptas pamokslauti evangeliją. Ruth Graham, Billy Grahamo dukra. Tai buvo svarbiausias jo tikslas ir jis niekada nepametė jo iš akių. Manau, kad kaip tik dėl to šis tarnavimas tęsiasi metų metus. Mes darome tai, nes mums atėjo Viešpatio žodis ir mums kaip komandai paliepė veikti, skelbti ir pamokslauti evangeliją. Billy Grahamo evangelistinės asociacijos komanda visuomet skleidė evangeliją per daugelį tvirtų durų. Tačiau įeiti pro atviras duris gali būti rizikinga, o priimti kai kuriuos sprendimus kontroversiška. Billy Grahamas visuomet siekė pamokslauti Sovietų Sąjungoje, kalba daktaras Jonas Akers. Kai mes lankėmės kitose rytų Europos šalyse, tikėjomės, kad vieną gražią dieną atsivers duris ir mes gausime pakvietimą ir į Sovietų Sąjungą. Jūs čia neatsitiktinai. 1982 sulaukėme tokio kvietimo. Atsiliepti nebuvo lengva. Tai nebuvo kvietimas pamokslauti bažnyčiose ar kalbėti viešai.
Prisimenu, kaip ilgai dvejojau prieš nuspręsdamas, ką daryti. Aš jau buvau pabuvojęs komunistinėse šalyse, tačiau vykti į Rusiją ir sakyti kalbą